Visiems iki mano gėlytėsimis, aš esu Adelė ir šiandien aš filmuoju savo 9 seriją mano serialo Superžvaigždė. Tai ką, pradedam? Tai taip, mums reikia to plano, kaip kad reikia dar kažkokį dalyką sugalvoti, kad apie Godą ir Valeriją blogai visi galvotų. Ir aš taip dar panaši patapau į Godą, biškį nukopinau jos stilių. Ir akinius panašius susidėjau, tik pas ją su kryžiais, pas mane paprasti. Tai ir random. Reikia kažką sugalvoti. Labas, klausyk. Aš noriu tik dalyką pasakyti. Noriu, į šią parduotuvę nuvažiuoti šiandien. Tu sakai, kad tu irgi važiuosi į parduotuvę. Tai važiuojam? Gerai, važiuojam. Nu tai kaip planas mano, gerą pasakiau. Tai taip labai geras, tai gerai, dabar jūs visos pasidalinkit savo planus ir tada pradėsim jį daryti. Aišku, ką su arbatos padarysiu, tetos gulbis. Jo, man ir tokios gulbis, žiauris, tokia gim. Pažįstamoji ten tavo, Amelija, gerai gamina. Taip. Tai gerai, gal pradėkim. Tai žodžiu, mūsų planas buvo paprastas, bet sunkus. Žodžiu, tavo dukra, Austėja, žinai, turi suprasti, kad tai, ką ji daro, yra blogai. Ir kad pabėgimas nuo tiesos jos neišgelbės. Tai žodžiu, tai kur atėjo išvis? Dieve, tai į laboratoriją išvarė su Goda pasikalbėt. Aišku. Mano kažkaip paskutinį metu dukra žiauriai keistai elgės. Ir man primena, kaip jinai rengiasi, atrodo kaip Goda. Bet nemanau. Įdomiai. O tai kaip tavo Valerija? Valerija, tai jai, tai ten viskas gerai. Kokia nuostabu. Kol kas, taip. Bet tikiuosi, taip viskas gerai. Aišku, aš nepykstu, ką jinai daro, ten viskas blogai. Bet aišku, yra blogai, ką jinai daro, bet jinai pati pasirinko savo tokį gyvenimą. Tai jau ir gyvena ten. bet vis tiek, žinai, vaikai auga, taigi viskas praeis. Žodžiu, dar tą norėjau pasakyti. Kaipgi... Turėjau planą, bet pamiršau. Tai niekas tokia. Tai gerai, tai pradėkim. Tai gerai, ką tu norėjai man pasakyti? Žodžiu. Tokį dalyką sužinojau. Gal ir tu tai žinai. Aš tokią dalyką norėtų pasakyti. Gal tikrai nustebsi arba ne. Aš apsisprendžiau dėl to, ką tu man pasiūlei. Apsisprendei? Ir beje, tu žinai apie planus Austėjos ir Valerijos mamų? Ir žinai ką, ir aš susitinku, kad aš šiandien sutiksiu su Valerija. Rimtai pagaliau susipažinsit. Jo. Ir vieną dalyką, žinai, kokią sugalvoju? Mangi Valerija vakar sakė, kai jos mama buvo sugalvojus. Mama Valerija sugalvojo, kad tu susitiktum su Austėja. Tu turi pameluoti apie tai, kad mes, su Valerija kažką planuojam apvogti ir kad jinai vėl pasakytų tai daug žmonių. Tu turi sugalvoti tokią istoriją, kad jinai patikėtų. Pala, tu man viską jau sumakalavai. Man reikia padaryti, kad aš pameluočiau Austėjai, kad jinai tą padarė. Tu
turi pameluoti, Austė, kad mes su Valerija kažką planuojam padaryti blogo. Tiesiog sugalvok ir įtikink ją, kad mes iš tikrųjų tai bandom. Aha, ir tada, tipo, jinai tada visam tai pasakys? Taip, Ai, ir tada, bet tai iš tikrųjų nieko nebuvo. ne. Ir tada žmonės pradės klausinėti, ar tai tiesa, ir jis sako, nežino, nes jaigi papasakojo kažkas kitas. Ai, Ir tada, kada tu papasakosi tai viską, tu nuresi į policijos nuovadą ir ją ten uždarysi. Tada ateis Valerija. okei. Tai tik reikės tai sugalvoti, kaip tai reikės padaryti. Na gerai, aš turiu gerą planą. Tai klausyk, kokį aš sugalvoju, ką aš jai pasakysiu. Na kaip tai? Labai puiku, tai gerai, dabar įdeik ir tai ir padaryk. O aš kol kas, patikrinsiu vieną skyti nuodingą, nes jisai kažkokiu būdu be mano leidimo atsidarė. Nu tai gal kažką paspaudai dėl to, nu tai gerai, iki. Taip, atėjau. Kad tai duris skambina. Labą dieną. Pagaliau trikinai duris man jau po 100 metų. Ir kogi atei čia? Ateiti noriu tokį dalyką pažinau. Tai tu tikrai nustebsi, ką aš tau pasakysiu. Gerai, prisėsk ir gali man pasakyti. Ateik atsės, kad tu pati gali. Ačiū šokoladuką. Tai klausyk. Pirmas dalykas. Aš žinau, kad Goda su Valerija kažką suplanavo. Padaryti vėl blogo. Ką jos planavo padaryti? Jos suplanavo padaryti apvogti banką visą pasaulį. Nu, taip, mūsų šito miesto banką visus žmonių pinigus nori pavogti. Ir dar plus nori išvis visus namus apvogti dar. Ir banką, ir visus namus. Ir kad patikrinti. Viską nori. Jos gal išvis jau išprotėjo. Tai va. Tai gal gali visą miestą tai pasakyti? Tai aišku, varom sakyt. Aš negaliu sakyti, aš turiu žiauriai skubėti namo, nes pas dar mama kvietė prieš tai, kad ir pas save važiavau. Tai va. Tai va. Ir tai, klausyk, tu viena nai, gerai? Vis tiek tau nesunku. Gerai. Oi, pala, kur tu eini, pala. Tave galiu nuvesti į vieną miestą, kur yra daug žmonių, gali jiem įtikinti. Nuvesk mane ten, aš jau noriu. Tai mes jau atvažiavom. Policija? O kodėl policija turi būti daug žmonių? Nežinau, tiesiog sužinau. Tik čia. Va čia turėtų ateiti žmonės, čia tikrai ateis žmonės. Viskas. Na tai va, turėsiu čia likti. Tai iki. Tai va, aš ją apklausiai atnešusi gėlės paprastai. Tai va, turėtų tam indų pasiją. Dangulė šis. Stėja, labas. O tu ką čia dabar atėjai? Čia tau gėlytis atnešu. Čia žiauriai. Čia tau specialiai Aš taip liūdna, kad tave kalėjime palikti. Negaliu. Tai kodėl tave čia kalėjime paliko? Mane Adelė čia atvedė ir mane uždarė.
Panašu, tavo mama pasakė Adelei, kad mane vėl atvežtų čia. Kaip suprasti, Adelė ir mano mama. Adelė mama mano pažįsta, bet taip tai jos niekada negali susibendrauti. Aš dabar tada žinočiau. Aš taip tai nežinau. Nu, nežinau, mane Adelė čia atvedė ir uždarė. Dabar aš negaliu iš čia išeiti. O tu negali atrakinti. Aš pabandysiu. Va, negaliu, nes aš rakto specialio neturiu. Nu, aišku, supratau, tada sėkmės tau. Ir aš tau būtinai išleisti iš čia. Nes mes ilgai bendraujam. Aha, bendraujam. Puikiai bendraujam. Kas čia yra? Čia rožės, aš jom alergiška. Kur čia? Kur jas išmes dabar? Kaip jis dabar Bendraujam. Aš jai atnešiau tas gėlės, kurias nekenčia ir apsičiaudės. Oi, alio? Oi, labas, Valerija. Tai žodžiu, tavęs Adelė jau laukia kavinės. Starbucks Coffee tavęs jau laukia, Adelė, tai jinai. O aš tenais, biškis, ten kažkas laboratorijai, biškino, tik kad aš negaliu ateiti. Tai aš jau užuodžiu, kad jau atsidarė tas jo. Aha, atsidarė, aš nesuprantu, kaip jis atsidarė, tik aš čia daryti negaliu. Nu tai žodžiu, tai gerai, sėkmės, aš važiuoju. Aha, gerai, ate. Tai ką, pirmas kartas susitiks su Adelės žvaigždė. Keistam, gerai. Neusykam, gerai. Labas, čia tu esi Valerija. Taip, aš esu Valerija, o tu Adelė? Taip, aš esu Adelė. Gerai, tai kaip tau sekas? Normaliai, gerai. A tau? Irgi normaliai. Tu, tai kaip žinau, antrą kartą esi laboratorijai mūsų? Taip, aš esu antrą kartą laboratorijai. O tu? Aš tai daug kartų esu. Bet... Tai ką? Noriu draugauti? Tai aišku noriu. Taigi aš su Valerija draugauju. Tai gerai. Draugausim? Taip! Gerai. Tai ką? Ačiū, kad žiūrėjote mano šitą vietą. Su jumis buvau aš. Ir Goda. Iki. Oi, iki.